palyginimas apie turtuolį ir Lozorių. Čia mes girdime netikrus įvykius, kaip gali atrodyti iš to, kad vargšas vadinamas vardu, bet palyginimą išgalvota istorija, nors ir paremta konkrečia situacija. Joje yra du veikėjai – turtuolis ir Lozorius. Ir turtuolis ir Lozorius tiki Dievu. Jie priklauso Dievo tautai. Tai patvirtina faktas, kad pasmerktas turtuolis šaukia Abraomą tėve. Abraomas atsako turtuoliui sūnau. Galime savęs paklausti, kodėl jis buvo taip stipriai nubaustas. Ar šis turtuolis iš tiesų pasielgė neteisingai? Ar dėl to, kad buvo turtingas? Ne, tai nėra nuodėmė. Abraomas taip pat buvo turtingas ir yra šventasis. Ar dėl to, kad kasdien puikiai leido laiką? Ne, tai taip pat nėra nuodėmė. Iš tikrųjų, šis turtuolis buvo pasmerktas ne už tai, kad padarė, bet už tai, ką galėjo padaryti, bet nepadarė. Jis buvo pasmerktas už abejingumą Lozoriui. Šių mišių pradžioje per atgailos aktą sakėme, kad nusidėjome mintimis, kalbomis, darbais ir apsileidimu. Nežinau, kaip jums, bet man ilgą laiką atrodė, kad iš šių keturių nuodėmių paskutinė yra lengviausia. Apsileidimo nuodėmė šalia žodžių, darbų ir minčių nuodėmių man atrodė menka nuodėmė. Tačiau, kai skaitome Evangeliją apie paskutinį teismą, girdime Jėzų sakant pasmerktiesiems: buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote. Buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte. Buvau keleivis ir manęs nepriėmėte. Nuogas ir manęs neaprengėte. Ligonis ir kalinys ir manęs neaplankėte. Šešios apsileidimo nuodėmės. Taip pat ir su turtinguoju žmogumi. Prie jo durų stovėjo vargšas, jis galėjo tiesiog atidaryti duris ir išeiti pas jį, duoti jam valgyti ir švarių drabužių. Tačiau jis to nedarė visą gyvenimą. Jis nepaeisė galimo gailestingumo ir išsiskasė savo bedugnę. Tai rodo, kad kai vieną dieną atsitosime prieš Dievą, jis mūsų neklaus, kokios nuodėmės nepadarei. Mes dažnai galvojame taip: aš nieko nenužudžiau, nieko neapiplėšiau, nieko neapšmėžiau ir panašus. Viešpats Jėzus pasakys: gerai, bet ką gero padarai? Sakykite, ką mylite,
Kaip konkrečiai išreiškiate šią meilę savo kasdiename gyvenime? Parodykite man savo gerus darbus. Biblijos raktas yra ne kas kita, o išakymas mylėti. Visas Dievo įstatymas nėra tai, kad aš nieko blogo nepadariau, bet aš myliu Dievą ir savo artimą kaip save patį. Tai taip pat labai svarbu dirbant su savimi. Žmonės mano, kad dirbdamas su savimi žmogus turi būti apsivalęs, išsivadavęs iš visų nuodėmių. Nenoriu pasakyti, kad vengti nuodėmės nėra svarbu. Tačiau Evangelijoje yra ištrauka, kurioje sakoma, kad piktoji dvasia, palikusi žmogų, kleidžioja po įvairias vietas, kol galiausiai sugrįžta pas tą patį žmogų, iš kurio išėjo. Ir jis randa savo buvusius namus nušluotus, švarius ir tuščius. Ir tada Jėzus sako, kad ši piktoji dvasia pasiima su savimi 7 kitas piktasias dvasias ir atveda jas į šiuos namus. Ir šio žmogaus būklė tampa dar blogesnė nei anksčiau. Šis žmogus išvijo iš savęs visą blogį, jis tapo nepriekaištingas tyras, bet niekas jis neįvedė į piktosios dvasios vietą. Jis nieko neužpildė savo gyvenimo. Blogio dvasia tuo pasinaudoja ir grįžta su dar didesnė jėga. Kokias gerybes įgyvendinate savo gyvenime? Ką mylite? Kaip tai parodyti? Šventoji dvasia, kurią gavome, yra ne tam, kad neleistų mums nusidėti, bet pirmiausia, šventoji dvasia yra asmuo, kuris įgalina mus mylėti. Bažnyčioje nėra sakramentų, dėl kurių nebegalėtume nusidėti. Tačiau visi sakramentai, kuriuos gauname, iš tikrųjų yra tam, kad mumise padaugėtų meilės. Šioje Evangelijoje yra dar vienas svarbus momentas, kai turtuolis prašo Abraomo, kad jis perspėtų jo brolius atsisudamas pas juos Lozorių. Abraomas atsako, jeigu jie neklauso Mozės, nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Tai taip pat rodo, kad šis turtuolis niekada rimtai nežiūrėjo į Dievo žodį. Jei jis iš tiesų būtų perskaitęs ir priėmęs šis žodis, nebūtų leidęs jam praeiti pro vargšą Lozorių. Apibendrinant galima pasakyti, kad turtuolio bėda ta, kad jis neatpažino 2 savo gyvenime po ranką turimų lobių – Dievo žodžio ir Lozoriaus. O mes ar savo kasdiename gyvenime ieškome Dievo žodžio? Ar tai mūsų lobis? Ir ar galime pamatyti, kad žmogus, kuri yra šalia mūsų, yra mano brolis?
Jėzus neatsitiktinai vargšui davė Lozoriaus vardą. Lozorijus, kurį Jėzus prikėlė, buvo jo draugas. Kiekvienas iš mūsų turi savo Lozorijų. Todėl šiandien prašykime Jėzaus, kad sugebėtume jį atpažinti ir nepraeitume pro jį abejingai.